Keliauti reiškia nusipurtyti visas kasdienis, menkavertes, ydingas dulkes, pamiršti smulkes, o kartais ir stambesnės intrigeles, atsinaujinti ir papildyti savo vidinį aš, tapti didesniu žmogumi. Tik pažinimas yra mūsų gyvenimo tikslas. Lietuvių keliautojas Antanas Paška. Šiandien svečiuojamės Šiauliuose. Kaip žinia, Šiauliai garsėja muziejų gausa, todėl pagalbos išsirinkti kreipiamės į Turizmo informacijos centrą. Norėtumėm pakviesti jumis į kelis labai svarbius Šiaulių miesto objektus. Šiandieną aplankytumėm Chaimo Frenkelio vilą ir Chaimo Frenkelio restoraną, kuris yra tame pačiame pastate. Taip pat nuvyktumėm į išskirtinį mūsų muziejų Katinų muziejų, kuris yra netoliese, ir tokį išskirtinį etno tašką, tai Žaliukių malūnininko sodybą ir kartu malūną aplankytumėm. Desertui gal pasiūlytumėt šokolado muziejų? Norėjau tą palikti pabaigai, tai žinoma, šokolado muziejus naujai atsidaręs, kviečiame jūs ten pabandyti susipažinti su visa istorija ir aišku paragauti šokolado. Restauruota Chaimo Frenkelio vila su parku ir jį puošiančiu fontanu, tai kupinas prabangos žydų kultūros paveldas Šiauliuose. Pirmoji ekspozicija, kurioje lankomės, skirta buvusiems vilos šeimininkams, Chaimui Frenkeliui ir jo šeimai. Čia, kaip matome, šitoje nuotraukoje yra Chaimas Frenkelis su šeima, tai yra žmona Dora, sūnus Jokūbas, kurie atsikėlė į Šiaulius 1877 metais, realiai atsikėlė kaip nelabai turtingas, gal tuo metu dar, reiškia, verslininkas, ir investavo į Šiaulius ir, kaip pasakyti, Šiauliuose sukūrė didžiulį odų apdirbimo fabriką, kuris iki Pirmo pasaulinio karo iš tikrųjų pasiekė tokį mastą, kad realiai jau kapitalas Chaimo Frenkelio sudarė apie 25 milijonus aukso rublių ir tiesiog fabrikas buvo tiek didelis ir tiek įsiplėtęs, kad netgi enciklopedijoje išleistoje Didžiojoje Britanijoje, Britannica enciklopedija taip vadinama, yra parašyta 1911 metais, kad Šiauliai yra pasaulinis odų apdirbimo centras, nes be Chaimo Frenkelio čia dar buvo dar 4 odų fabrikai, bet jie, aišku, savo masto neprilygo Chaimo Frenkelio odų apdirbimo fabrikui. Fabriką sudarė 42 2-4 aukštų mūriniai pastatai, kurie yra išsidėstę čia šalia gyvenamosios vilos, jie ir dabar yra išlikę. Ir tiesiog jo pagrindinė specifika buvo tokia, kad jis gamino batų padų odas. Čia yra produkcija, kuri buvo gaminama nepriklausomos Lietuvos laikais, jau prie Jokūbo Frenkelio, tai yra pavyzdžiai odos, reiškia spalviniai ir raštų visa ta gama, iš kurie jie gamino, ir iš tų odų jau tarpukariu buvo gaminami tiek batai, tiek apmušalai, sakykime, sėdynėms automobiliams, tiek rūbai buvo siuvami ir panašiai buvo labai platus. Ir čia mes matome tokį pavyzdį odos, išdirbtos jau nepriklausomos Lietuvos laikais, o čia yra Chaimo Frenkelio, matosi spaudas išlikęs. Ta oda mums neseniai paskambinusi viena kaunietė pasiūlė įsigyti, nes jis tiesiog išlaikė tą odos gabalą nuo tarpukario iki šių dienų. Išlikę senos nuotraukos pasakoja ir apie reikšmingus statinius Šiauliuose, ir apie vilos išlikimą įvairių laikotarpių verpetuose. Nuo 1944, reiškia žengus sovietiniai kariuomeniai į Lietuvą, šitame pastate įsikūrė Pabaltijo karinės apygardos ligoninė, kuri prafunkcionuoja čia iki pat 1993 metų. Po 1993 pasitraukus iš Lietuvos, reiškia, okupaciniai sovietų kariuomeniai, šitas pastatas tokiam stovėjo, kaip čia mes matome nuotraukose, reiškia, buvo pakankamai apleistas, ištrupėjęs ir buvo perduotas Šiaulių Aušros muziejui. Ir prasidėjo šito pastato vilos pakankamai ilga restauracija. Ir aišku, restauracija šiandien mes galime džiaugtis, nes išliko labai daug autentiškų dalykų. Pastatas yra pripažintas Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros paminklu. Jis yra įtrauktas pagal konstituciją neprivatizuotinų ir negrąžintinų pastatų sąrašą. Ir šitame pastate yra labai daug išlikusių autentiškų dalykų. Tai yra laiptai, ornamentika lubų, ypatingai, sakykime, yra įdomi, durys autentiškos, paneliai. Tiesiog tas pats visas išplanavimas, netgi durys išlikę, kai kurie stiklai, yra tiesiog labai daug autento ir tokių pastatų secesinių Lietuvoje mes turime tikrai labai nedaug. Autentiškais vilos laiptais pasikeliame į provincijos dvaro ekspoziciją, kurioje pristatomas Lietuvos dvarininkų palikimas. Tai Karalių salė. Vienintelis išlikęs Lietuvoje Stepono Batoro, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus
atvaizdas. Jis yra autentiškas, tikras ir jis yra vienintelis toks dėl to, kad jis yra vaizduojamas visų ūgių. Viso ūgio Stepono Batoro nėra, pas mus dažnai čia atvažiuoja delegacijos iš Vengrijos, Vengrijos ambasadorius savo svečius veža, nes nori parodyti Steponą Batorą, važiuodami į Kryžių kalną, kaip atrodė jis visų ūgių. Nes yra išlikę portretai, yra iki pusės, yra tik tai, sakykime, veidas ar panašiai, o čia jis stovi visų ūgių Lietuvos Lenkijos valstybės valdovas. Tai va matote. Ir aišku, čia yra tokia labai įdomi kolekcija, pakliuvusi iš Latavėnų dvaro, Anykščių rajono dabartinio, reiškia, nusigyvenęs dvarininkas, neturėjo pinigų, pardavė šitą kolekciją Šiaulių aušros muziejaus vienam iš pagrindinių įkūrėjų, tai yra Feliksui Bugailiškiui. Tai jis tiesiog nebeturėjo pinigų ir apie 34 metus muziejininkai nupirko tą visą kolekciją. Tai yra Lietuvos Lenkijos valstybės valdovų kolekcija, kuri, manome, kad yra tapyta vieno nežinomo dailininko, viena ranka. Ir ta kolekcija yra, reiškia, pertapyti esantis Varšuvoje karalių rūmuose karaliai, kurie ten yra karalių salėje, sakykime, taip eksponuojami. Tai yra jų padarytos, reiškia, atvaizdų kopijos. Čia yra kontušo juostos. Tai yra aukso sidabro siuvinėtos juostos. Tos juostos buvo naudojamos susijuosti per juosmenį didikui arba dvarininkui. Panašiai kaip tai daro Steponas Batoras. Ir tos juostos viena yra austa, reiškia, Prancūzijoje, o kita yra Slucko, reiškia, gamybos, sakykim, tai dabartinės Baltarusijos. Tai yra aukso sidabro siuvinėtos, restauruotos Vilnių Gudyno centre ir dabar mes jas čia demonstruojame, pakankamai neseniai rasti daiktai ir aišku, išlikę, sakykim, taip, buvo šalia tų juostų ir, reiškia, rūbai, kaip jie tuo metu atrodė, kaip tas dvarininkas galėjo būti apsirengęs. Portretų galerija eksponuoja Šiaurės Lietuvos dvarininkų portretus, kurie gyveno XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje. Pliaterių vaikai tuo metu XIX amžiaus vidury dar nebuvo taip išsiplėtusi fotografija. Fotografija atsiranda, sakykime, ir ateina į Lietuvą tik tai XIX amžiaus antroji pusėje. Tai matyt, klajojantis dailininkai po dvarus buvo kviečiami į dvarą ir tiesiog dailininkas atvykęs nutapydavo šeimos portretus, kad išliktų atminčiai. Čia galima pamatyti, kaip kadaise atrodė dvarininkų bibliotekos interjeras su joje sukauptais vertingais eksponatais, kokioje aplinkoje gyveno damos ir kuo išsiskyrė tuo metu ponų kambario interjeras su būdingais vyriškais pomėgiais. Valgomojo atkurta aplinka, išskirtinė porceliano trapumu, baldais, stilistinėmis detalėmis. Galerija – tai yra sukaupti patys vertingiausi flamandų, olandų, vakarų Europos tapytojų darbai. Čia yra garsių dailininkų, Ryči, kitų darbai, kurie mes eksponuojam, tai tiesiog tai yra pati tokia, sakykime, mūsų kolekcijos galbūt, reiškia, aukso gysla, kurioje mes ir demonstruojam tą didžiausią turtą, kurį yra sukaupę Šiaulių aušros muziejaus muziejininkai. Ir tiesiog tie darbai yra įdomus, unikalūs, pakliuvę į vakarų Europos tapybos istoriją. Kai kurie darbai iš jų yra atkeliavę neseniai, buvo parodoje Austrijoje, Vienoje, kaip tik peizažo paroda buvusi, tai tie darbai buvo iškeliavę iš mūsų, tiesiog dabar jie yra sugrįžę, taip kad tie mainai, aišku, tų darbų keliavimas vyksta ir į kitus Europos muziejus. Ta kolekcija taip pat yra pakliuvusi iš Šiaurės Lietuvos dvarų, tai yra iš Akmenės rajono dabartinio Santiklių dvaro. Tai yra dvarininkė, kuri šitą visą kolekciją, graviūras japonų, supirko Paryžiuje besimokydama ir tiesiog iš Paryžiaus parsigabeno į Lietuvą į savo dvarą. Atkreipiu dėmesį, kad tai yra didžiausia Edo laikotarpio japonų graviūrų kolekcija Lietuvoje. Mes esam pakliuvę į katalogus Japonijados, kuri yra sudaryta specialiai išleista japonų paveldo ir meno, sakykim taip, pristatymas, kas šiuo metu yra vakarų Europoje. Tai yra skirta dalis šitoje Japonijados katalogė ir Šiaulių aušros muziejui, kurioje pristatoma yra mūsų japonų graviūrų kolekcija. Provincijos miesto ekspozicija pristato Šiaulių miestą tarpukario laikotarpiu. Aušros muziejaus sukurtas maketas atskleidžia senojo miesto grožį. O brolių Šapyrų laikrodžių parduotuvėje paganysime akis į tai, ko buvo kadais prekiaujama. Šiandien nelaikas pykti ir skųstis, meilės nebėra jo. Tai Kapitol kino teatras, kuris ir dabar atlieka savo funkcijas. Vyksta kino seansai. Dar viena erdvė, kuri išnaudota Vinco Kisarausko dailės kolekcijai. Čia pat rengiami ir kamerinės muzikos koncertai. Tiesiog negalima palikti Chaimo Frenkelio vilos, neužsukę į čia pat esantį restoraną, alsuojantį išskirtinumu, kuriame kavos ir patiekalų skonis dvelkia ypatingai. Labai norėjosi išskirtinumo ir norėjosi
stengiuosi šiauliečiam pasiūlyti tikrą restoraną su gražiom staltiesėm, su porcelianiniais indais. Žodžiu, kad tas pavadinimas atitiktų turinį. Labai daug padiktavo pats muziejus, pati muziejaus aplinka. Pats laikmetis, 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia. Taip, kad kažko labai didelių improvizacijų nereikėjo. Ir gal ir net nesinorėjo tų improvizacijų, norėjau kaip tik padaryti tikrą restoraną su gera virtuve ir malonė aplinka. Aš ilgai kamantinėjau virtuvės šefo, sakau, tu man pasakyk, kaip pristatyti tavo virtuvę, kuo ypatinga. Taip jis man ir nepasakė, sakė, tai yra gera virtuvė. Iš tiesų, ką degustavom, ką valgiam, tai yra šiuolaikinė aukšto lygio virtuvė. Tai katinų muziejus, įkurtas Vandos Kavaliauskienės. Juos supainioti neįmanoma. Noriu visus supažindinti su mūsų muziejaus pagrindiniu ir pačiu svarbiausiu darbuotoju, mūsų direktoriumi Katinu Gučiu. Jam truputį daugiau negu 2 metai ir jis, matot, labai pasiutęs ir užspurda bando bėgti. Šis juodas kuklus katinėlis su geltonu kaspinėliu buvo parvežtas iš Lenkijos 1962 metais iš Zakopanės, bet nuo jo viskas ir prasidėjo. Paskui, žinoma, sekė ir 2, ir 3, ir 4 ir taip toliau. Ir šiandien mes jau skaičiuojame nebe šimtais, o tūkstančiais. Žmonių dovanotos statulėlės, indai, arbatiniai, žaislai, paveikslai, atvirukai, viskas, kas susijęs su katinais, atkeliavo iš viso pasaulio. Jau 5000 eksponatų skaičiuojantis muziejus. Sužinosite ir tai, kad katinai kadaise buvo laikomi šventais. Įvairiais laikotarpiais, įvairiose kultūrose katės buvo gan skirtingai vertinamos. Bet turbūt niekur jos nebuvo taip mylimos ir gerbiamos, galima sakyti, garbinamos kaip Egipte. Taigi, senovės Egipte vienu metu už katės nužudymą buvo įvesta net mirties bausmė. Vat tas žmogus, kuris drįsdavo nužudyti katiną, jo paties laukdavo mirtis. O šiaip katės po mirties ir balzamuodavo, kaip balzamuodavo faraonus, tai vat labai dažnai į kapą įdėdavo šalia ir katės mumiją. Ir dažniausiai ne vieną, o gana daug. Kiekvienais metais jau tapo tradicija, organizuojame savo muziejaus gimtadienio šventę, kurią ypač pamėgo mūsų mažieji lankytojai. Tai vat, ir šiemet bus jau 23 gimtadienis. Taip pat organizuojami įvairius edukaciniai užsiėmimai, kurių metu lankytojai tiesiog supažindinami, mokomi suprasti katę, suprasti jos poreikius, elgseną, išmokti pažinti veislės įvairias ir jų ypatumus. Kviečiame apsilankyti mūsų muziejuje. Sėkmės linkinčio katino iš Japonijos pamojavimas ir atvykstame į Žaliūkų malūnininko sodybą. Čia esanti malūno ekspozicija supažindins, kaip grūdas virsta miltais patekęs į malūną. Girnos yra lietinės, jos nuo 920 metų pradėtos jau tokios gaminti. Aplink girnas yra kubilas, ant kubilo uždėtas krėslas, į krėslą yra kašė be dugno. Vietoj dugno yra kratilas, yra dozatorius, kuris dozuoja grūdus. Grūdai patenka tarp girnų, yra sutrinami ir išmetami, išsviedžiami į tą kubilą, o kubilas yra sujungtas su tą rankovę, kur yra pačioj pirmam aukšte ir ten užkabinamas maišas. Kada jau malūnininkas dirbdamas mato, kad grūdai baigėsi, duoda signalą. Tai yra signalinis plaktukas, kad žinotų, kad jau pilti tos grūdus. Savininkas buvo vokietis Evaldas Danielis, paskutinis savininkas šito viso malūno. Va šitą mūsų sodyboj, Žaliūkių malūnininko sodyboj, gavo pavadinimą nuo buvusio Žaliūkų kaimo. Šitas malūnas yra mūsų pagrindinis objektas šalia trobos, jis yra statytas 1875 metais. Ir mes šitą malūnę rodom senąją malimo įrangą. Įranga yra visa išlikusi autentiška, kokia buvo ir
anais laikais pagaminta, išskyrus kepurę. Nes 87 metais malūnas degė ir kepurė nudegusi ir restauruojant malūną, kepurė buvo padaryta nauja. Malūnas veikia, jau sukosi vėjo pagalba, vėjas įsuko, tačiau mes dar nebandėm malti. Vat šitą vasarą, šių metų vasarą, turėtumėm bandyti. Norėtųsi, aišku, labai išmėginti, kaip tas viskas vyksta. Tas procesas yra labai įdomus. Reiškia, pilsim grūdus, žiūrėsim, kaip tos girnos čia veikia. Jeigu reikės, mes jas paremontuosim, kiek jau sugebam. Ir turėtumėm tą procesą parodyti lankytojams, parodyti žmonėms, kaip tas atrodo. Nuo pirmo aukšto iki malūno kepurės pilna malūno įranga. Ir žiemos šaltukas tiesiog gente gena į malūnininko trobą sušilti. Šitoje mūsų trobelėje vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai. Pas mus galima užsiregistruoti iš anksto ir ateiti prieš užgavėnes pasigaminti užgavėnių kaukės. Prieš Velykas mes marginame margučius. Prieš Kalėdas, Advento laikotarpiu kepame kūčiukus ir užsiimam įvairiausiais paslaptingais Advento ir kūčių vakaro burtais. Pas mus ir senis Kalėda ateina. Visus metus galima atvažiuoti ar ateiti pas mus pasimokyti tradicinių lietuviškų, senoviškų karpinių, kuriuos jūs čia matot ir mūsų langai papuošti ir kai kurie baldai papuošti tokiais karpiniais senoviškais. Ir visus metus mes kviečiame ir šiauliečius, ir visos Lietuvos gyventojus, ir netgi svečius iš užsienio, kurie pas mus jau kuo toliau tuo dažniau atvažiuoja, kepti tradicinę lietuvišką duoną. Šiame užsiėmime kiekvienas lankytojas ne tik sužino daug apie lietuviškos duonos kepimo tradicijas, kokia ji yra, iš ko daroma, kokiais ritualais yra apipintas visas šitas duonos kepimo procesas, su kokiais gyvenimo reiškiniais tas duonos kepimas yra susijęs, sakykime, ir mergvakario tradicijos, vestuvių tradicijos yra papasakojama ir taip toliau. Bet ir kiekvienas lankytojas prisiliečia prie tos duonos, pasidaro mažą nedidelį kepalėlį, pagranduką tokį, kuris telpa delno. Ir tą duonelę savo rankomis padarytą jis jau išsineša iš mūsų. O mes edukacinio užsiėmimo metu visada pavaišiname čia keptą duoną. Daugelis sako, kad tai yra pati skaniausia duona, kokią jie yra ragavę. Laimutė Tomkuvienė, mūsų edukacinių programų kuratorė, dalinasi duonos kepimo paslaptimis su muziejaus lankytojais. Tai žadėtasis desertas – šokolado muziejus, kuriame sukaupta visa šokolado istorija. O šokoladą žmonės pradėjo vartoti jau labai senai, nuo 20 amžiaus prieš Kristų, ir iš pradžių beveik 4000 metų šokoladas buvo geriamas, jis buvo skystas. O pirmoji plytelė pagaminta maždaug prieš 160 metų Anglijoje. Čia turim mūsų pagalbininkas, dievas, ne šiaip sau. Mat, medis turi savo mokslinį pavadinimą Teobroma kakao, išvertusi mūsų kalbą. Teo reiškia dievas, o broma valgis. Tai buvo kaip ir dievų valgis, prabangos prekė. Tada acekai turėjo ir savo kakavos dievą, kuris, kaip jie teikėjo, padovanojo žmonėms kakavmedį bei išmokė gaminti šokoladą. Na, už tai buvo išvarytas iš rojaus, o kad nebūtų liūdna, pagalbant pasitelkė dar du dievus. Lietaus dievą, kad medelį palaistytų, ir žiedų bei vaisingumo dievę, kad padėtų derėti. Čia turim gan seną majų laikų puodelį skirtą šokoladui gerti. Puodelio amžius yra apie 1000 metų. Originalas iš Kostarikos. Matom, kad yra ant paaukštintų kojelių, neatsitiktinai, mat šokoladas buvo geriamas ir šaltas, ir šiltas, kad būtų galima pastatyti ant žarijų ir pašildyti. Skaniausia dalis buvo putos. Jas išgaudavo keliais variantais. Seniausias tai paimdavo du indas ir perplinėdavo iš vieno į kitą, kol suputos, tą putą nugriebdavo ir valgydavo ją, galima sakyti. Na, kitas indas patobulintas,
paimdavo indą kaip numeris 2, įpildavo šokoladą ir per vamsdelį pusdavo orą. Na, kaip vaikai su pieniškais kokteiliais. Na ir paskui imperatoriui duodavo. Higieniškesnis būdas. Paimdavo indą kaip numeris 5, įpildavo šokoladą ir su lazdelė, kuri vadinasi molinila, suplakdavo putas, gerdavo iš tokių riešų kevalėlių. Čia ant sienos senovės mai kalba užrašyta žodis kakava, išvertus į mūsų kalbą reiškia karštas gėrimas. Šis indienas ne šiaip sau indienas, o visas imperatorius Montezuma, kuris labai mėgo šokolado gėrimą ir pasak legendų šokoladą gerdo iš vienkartinių auksinių taurių. Išgėrę šokoladą, tą taurę išmesdavo į ežero dugną, kad niekas ten nepasinaudotų. Ir jis buvo pirmasis, kuris atvykusius europiečius, ispanų konkistadorus, pavaišino šokolado gėrimą. Deja, ispanai nedraugiškų santykių atvyko į Ameriką, o auksą ieškoti. Tai apakinti auksą nužudė ir Montezuma. Čia eksponuojama indų kolekcija, mįslingai išduodanti klausimą, kodėl vyrams susuočiams skirtas rožinis puodelis. Formulėmis išmargintos sienos atskleis, kaip iš gerimo šokolado jis tapo valgomu. Stenduose fabrikų istorijos bei video medžiaga. Gricevičius laikotarpis čia pristatom, Rūtos fabriko įkūrėjas. Iš pradžių jis dirbo Viktorijos saldainių fabrike ir už gerą darbą buvo dovanotas sidabriniais ir auksiniais laikrodžiais. Na, paskui 13 metais įkūrė nedidelės Rūtos dirbtuvėlės, kurios po truputį išaugo į didelį fabriką ir kuris buvo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Už savo produkciją užsienį laimėjo 2 aukso medalius, vieną Anglijoje, kitą Italijoje. Žavingų popierėlių kolekcija, kuri likusi tik prisiminimuose ir šokolado muziejuje. Terminalo pagalba galima išbandyti meninius sugebėjimus ir nusipiešti popierėlį patiems. Bet to negana, norisi kažko saldaus ir apčiuopimo. Tam skirta edukacinė programa. Mano vardas Aurika. Šiandien parodysiu, kaip gaminami šokoladiniai rankų darbo saldainiai su įdaru. Jeigu lankėtės muziejui, turbūt jau matėte, kad anksčiau saldainiams gaminti naudoja metalinės formas. Dabar naudojam plastikinės, dar kartais silikoninės. Čia turiu įdaro, keletas įrankių. Na ir kaip galvojate, kas yra čia? Ogi čia yra aromatingasis jo didenybės šokoladas. Edukacinė programa Saldžioji laboratorija suteikia galimybę sužinoti, kaip gaminami šokoladiniai saldainiai, bent trumpam tapti šokolado meistru ir išmėginti savo jėgas gaminant šokoladinius skanėstus. Ir čia pat jų paragauti. Šokoladinis desertas maloniai papildė pažintį su Šiauliais.